Ačiū. Gerbiami kolegos, ruoždamėsi šitam mūsų susitikimui, mes pasiūlėm Santariškių kolegoms atlikti minėtą tyrimą. Kaip matot, kokie skyriai dalyvavo, tai pagrindė tie, kurie tikrai savo darbe turi gan didelę riziką, atlieka daug invazinių procedūrų. Noriu pasakyti, kad jie gan entuziastingai sutiko dalyvauti tyrime. Matot, iš viso dalyvavo 174 kolegos. Toliau matot jų amžių, darbo stažą, iš kokių skyrių. Kadangi tik tai vakar po pietų gavom laboratorinių tyrimų rezultatus, tai pagal atskirus parametrus mes neturėjom galimybės dar išanalizuoti. Tik tai tiek galim pasakyti, kad, kaip matot, atsakydami į klausimą, ar kažkada tyrėsi dėl HBS antigeno, kaip matot, dauguma atsakė, kad taip, galima įvertinti iš kokių skyrių, koks procentas. Dėl hepatito C tyrėsi šiek tiek mažiau. Vėlgi matot, iš kokių skyrių ir kas tyrėsi. Ar buvo skiepyti nuo hepatito B, kaip matot, iš 174, 98 atsakė, kad taip, jie buvo pasiskiepę. Vėliau galima analizuoti, iš kokių specialybių kas kiek skiepyti. Ar žino, koks jų antikūnių lygis? Kaip matot, tik tai 14% atsakė, kad žino, tai yra pasiskiepijo, o koks rezultatas, tik 14% pasakė, kad žino, koks rezultatas. Kaip matot, 76% atsakė, kad taip, darbe susižeidžia ir užterštų krauju ar kitais biologiniais skysčiais. Kaip matot, 100% reanimatologai atsakė, kad jie susižeidžia. Kitų, kaip matot, procentas taip pat yra labai aukštas. Toliau, ar turėjo sąlytį su biologiniais skysčiais, dar didesnis procentas, 82%. Vėlgi matot pagal specialybės, kaip tai atrodo. Ar tyrėsi dėl živ infekcijos? Čia procentas buvo daug mažesnis. Beje, kai pasiūlėm atlikti šitą tyrimą, tai dėl hepatitų iš karto visi entuziastingai sutiko tirtis, o dėl živ infekcijos tai taip truputį buvo pečių traukėjimas. Bet kai suprato, kad tai bus visiškai anoniminis tyrimas ir taip toliau, tai nebuvo jokių problemų, nors aš kaip juokavau su jais nuėjęs prieš tyrimą, sakau, galiu kirst lažybų, kad nerasim živ infekcijos, pas nei vieną, žinoma, taip ir buvo. Taigi, tyrimų rezultatai. Rezultatus matot čia, 4% anti-HCV, kiti žymenys, galbūt aš trumpinu, turim taip pat pagal profesiją, galbūt čia dabar neanalizuosim. Vėlgi, ką rodo tyrimo rezultatai ir leiskite apibendrinančias išvadas tada greitai paskaityti. Kad rizika medikams užsikrėsti hepatitų B didesnė nei hepatitų C, rodo šitas tyrimas. Visi užsikrėtę hepatitų B pasveiko, lėtinio hepatito neišsivystė nei vienam užsikrėtusiam medikui. Pagrindinė prevencijos priemonė vis tik tai išlieka ir matom, kad aktyvi gali būti vakcinacija. Na, o apie hepatito C aktyvumą, kadangi tyrėm tik antikūnus, šito tyrimo sakyti kol kas daugiau nieko negalim. Toliau pabandysim paanalizuoti duomenys pagal tai, kokie skyriai panašiai. Čia kaip atrodė visa procedūra, užtruko ten kur tai 3 valandas ar kažkas panašaus, gan aktyviai, gan entuziastingai šis darbas buvo atliktas. Na ir tikimės, kad kaip rezultatai nenuvylė jūs. Ne, šaunu. Tai tada pereinu iš karto labai trumpai prie kito pranešimo. Vėlgi, ruoždamėsi mūsų susitikimui, užklausėm priklausomybės ligų centrus, o kaip jie vykdo priklausomybės ligų programą ir kaip tyrė asmenys, kurie papuola jų akirantį priklausomus nuo narkotikų dėl per kraują plintančių ligų. Kaip matot, Klaipėdos tik tai, nežinau, neišsiaiškinom dar kodėl, bet nepateikė jokių duomenų. Norim atkreipti dėmesį, kad priklausomybės ligų programoje, be kita ko keliose vietose yra numatyta, kad reikia siūlyti atlikti tyrimus dėl tam tikrų infekcijų, kaip matot, živo, hepatitų, tuberkuliozės.
kokie centrai vykdo tą programą. Dabar šitoj skaidriai ką matom? Matom, kokia yra aprėptis bent jau iš to, kiek, sakysim, matot, iš viso neištirtų Vilniuje, matot, arti 800, ištirti kiek daugiau negu 400 tų, kurie jie registruoja pas save. Šiuo atveju dėl živ infekcijos, tai klausimas tai. Rizikingiausia grupė. Ateina asmenys priklausantis nuo narkotikų. Teikia jie jiem paslaugas. Teikia paslaugas nemokamai. Šiaulių apskrity, matot, iš vis tik tai vieną ištyrė. Tai klausimas, kodėl? Ar nesugeba prikalbinti, ar nesugeba kaip išspręsti finansinio klausimo. Čia jau kitas klausimas. Kauno apskrity atliktų tyrimų skaičius, kaip matot, 100. Čia profesorius Kupčinskas prieš tai minėjo, kad Kauno narkomanai kitokie, geresni, švaresni ir taip toliau. Gal. Bet iš karto klausimas, o aprėptis, o kiek mes jų ištyrėm? Kaip matot, Vilniui kur kas daugiau, iš 452 rado živ teigiamus. Panevėžys tik 20 ištyrė, Šiauliai tik 1, Kaunas, kaip matot, 100. Vis galbūt geriau negu nieko, nes šioje vietoje mums nekyla abejonės, kad tai yra tikrai žmonės vartojantis injektinius narkotikus. Bet dėja, jeigu mes pasižiūrim pagal tai, kur nustatoma živ diagnozė, tai matom, kad pagrindė daktaro Kasperiūno vadovaujamose įstaigose, tai yra įkalinimo įstaigose arba kai kuriuose sveikatos priežiūros įstaigose, bet ne žemo slenksčio kabinetuose. Tai ne tose vietose, kurie ir skirti tas pirmas slengstis, kur turėtų ateiti asmenys vartojantis narkotikus, kad su jais galėtume pradėti dirbti. Hepatitas B. Vėlgi atitinkamai, tik tai nespėjom, kadangi čia viskas paskutiniu momentu, kodėl Kauno apskrities, sakysim, priklausomybės ligų centras nepataikė atsakymą, o kiek gauta teigiamų. Jie parašė, kad ištyrė 88, bet kiek teigiamų neaišku. Kaip matot, Vilniaus iš 444, 16 buvo teigiamų. Šiaulių tik 1 sugebėjo ištirti. Ir šioje vietoje, kaip matot, atsakymai, sakysim, hepatitas C iš principų koresponduoja. Dauguma turi hepatito C infekciją. Kitos infekcijos. Vėlgi, labai svarbu, kad priklausomus nuo narkotikų asmenys siūstume išsitirti ir esant reikalui gydytis tuberkuliozę. Kaip matot, 3 centrai tai daro, apimtis spręskim patys pakankamos ar ne. Panevėžys rado galimybę ištirti, sakysim, dėl sifilio, kaip matot, 1 iš 20 rado. Kiti centrai reiškia, apie tai nepagalvoja. Nors, kaip jau minėjau, priklausomybės ligų programoje apie tai kalbama, kad tai reiktų daryti. Tuo norėčiau ir baigti šitą trumpą pristatymą, taupydamas visų mūsų laiką.